Ačiū Kotrynai už pristatymą. Esu Dalia Gedgaudienė, Gamintojų ir importuotojų asociacijos Gamtos ateitis aplinkosaugos ekspertė ir kaip jau Kotryna minėjo, apie 20 metų esu šitoj pakuočių ir pakuočių atliekų srity. Ir šiandien, žinodama, kad auditorija renginio yra apgyvendinimo ir visuomeninimo maitinimo įstaigų darbuotojai, tai paruošiau mano manymu jiems aktualias 4 temas, kurias pristatysiu. Tos temos šiek tiek susijusios tarpusavyje, bet galbūt netiesiogiai. Ir pirmoji tema bus apie apmokestinamąją pakuotę. Žinot, nežinau, kokia auditorija susirinko, kiek įsigilinusi tą sritį, tai pradėsiu nuo pradžios, kas tai yra ta pakuotė. Atrodo, lyg ir viskas aišku, bet ne visada. Taigi, įstatymė apibrėžta, kad pakuotė tai yra gaminys pagamintas iš bet kokių medžiagų ir skirtas gaminiams pakuoti, apsaugoti, gabenti ir pateikti gaminių naudotojams. Taip pat, kas labai aktualu visuomeninio maitinimo įstaigoms, gaminys yra pakuotė, jis yra skirtas užpildyti pardavimo vietoje, tame tarpe vienkartiniai gaminiai. Pavyzdžiui, vienkartinės lėkštės, dubenėliai, podeliai, stiklinaitės, dėžutės, kurie parduodant užpildomi, jie atlieka pakuotės funkciją. Yra niuansėlis, kad dažnai būna klausimų ir dažnai būna klaidų, prisiskiriant pakuotėms tokius gaminius kaip vienkartinės servetėlės, vienkartinius stalo įrankius, gėrimams skirtus šiaudelius, instrukcijas, siliko gelio maišelius, tai nėra pakuotė. Ir dar surašiau pakuočių pavyzdžius, kad būtų aiškiau, apie ką kalbam. Tai yra gėrimų tetrapak pakuotė, gėrimų butelis, picos dėžutė, saldainių dėžutė, kavos pakelis, vyniojamas popierius, plastikinė vyniojimo plėvelė, maisto išsinešimui skirti plastikiniai indai, vienkartiniai podeliai, podelių dangteliai, lipdukai, etiketės ir panašiai. Visa tai yra pakuotės, apmokestinamosios pakuotės. Ir toliau vėlesnėse skaidrėse matysime, kokios pareigos su tuo susijusios įmonių. O dabar dar norėjau parodyti, kokių medžiagų būna pakuotės, kadangi tai svarbu apskaitant pakuotės, mokant mokesčius, kurios priklauso mokėti. Taigi pakuotės medžiaga gali būti pagal pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės. Yra tokios medžiagos popierinė ir kartoninė, plastikinė. PET tai yra ta pati plastikinė, tiesiog viena iš plastiko rūšių išskirta, metalinė. Metalinės taip pat išskirtos į metalinės aliuminio ir metalinės juodųjų metalų. Medinė pakuotė, stiklinė pakuotė ir kita pakuotė, tai nei viena iš išvardintų aukščiau medžiagų nepriskirtina pakuotė, pavyzdžiui, keramikinė, porcelianinė, tekstilinė, guma, kartais būna gumos, tos gumytės, kokiai duonai užrišti maišeliam ar panašiai. Ir kombinuotoji pakuotė, tai tokia pakuotė, kuri pagaminta iš 2 skirtingų medžiagų ir jos neįmanoma tų medžiagų vienos nuo kitos atskirti, paprastai rankomis ar paprastom priemonėm. Labai aiškus ir visiems žinomas pavyzdys kombinuotos pakuotės yra tetrapakas, turbūt susidūrė visi, kur yra ir aliuminio sluoksnis, ir plastiko sluoksnis, ir popieriaus sluoksnis. Ir jų negalima paprastai atskirti vieną nuo kito. Ir kaip žinot, kokią medžiagą mes turime pakuotės, kai ją apskaitom arba apmokestinam, tai vienas iš būdų nustatyti medžiagą yra pakuotės ženklinimas. Deja, pakuotės ženklinimas šiuo metu Lietuvoje nėra privalomas, tačiau jeigu jau pakuotė ženklinama pagal medžiagą, jinai privalo būti ženklinama pagal reikalavimus, kurie nurodyti pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse. Ir šiaip jau galiu pasidžiaugti, kad bent jau Lietuvos rinkoje, kiek tenka matyti, tai tikrai vis daugėja paženklintų pakuočių. Turbūt tikrai ne vienam teko matyti tokius ženkliukus. Ir kiekvienai pakuotės medžiagai žymėti naudojami tam tikri numeriukai, plastikam nuo 1 iki 19, popieriui nuo 20 iki 39, metalui nuo 40 iki 49, medžiui nuo 50 iki 59, tekstiliai nuo 60 iki 69 ir stiklui nuo 70 iki 79, kombinuotom nuo 80 iki 99. Ir yra skaičiukas tam trikampiukyje ir pagal tą skaičiuką
galim žinoti, kokią pakuotę turime. Ir prie ko vedžiau, kur yra pagrindinė esmė ir pagrindinė skaidrė šitos temos, tai yra gamintojų ir importuotojų pareigos, kurias privaloma vykdyti pagal įstatymus. Tai yra, jeigu jūsų įmonė įveža kažką į Lietuvos rinką supakuotą, nesvarbu, kas tai būtų, ar tai būtų, sakykime, perkat kavą arba arbatą Lenkijoje, nes ten pigiau, ir atsivežate kaip įmonė į Lietuvą, perkat galbūt kavos gamybos aparatą ar kažkokią kitą įrangą, kuri yra supakuota. Visa šita pakuotė, kas įvažiuoja į Lietuvą ir tas, kas pirmas įveža tą supakuotą prekę ar gaminį ar produktą į Lietuvą, ta įmonė yra atsakinga už tam tikrų pareigų vykdymą. Kita grupė įmonių, kurios yra atsakingos už tas pačias pareigas, tai yra įmonės, kurios pakuoja kažką Lietuvos teritorijoje. Tai dauguma visuomeninio maitinimo įstaigų tikrai pakuoja, tikrai pripildo pakuotės gėrimais, maistu. Tai tos prievolės galioja ir gamintojam, kurie pripildo pakuotės, ir importuotojam, kurie įveža į Lietuvos rinką pripildytas pakuotės. Ir prievolės yra tokios. Tai yra 3 prievolės, kurias galima vykdyti, tiksliau privaloma vykdyti savarankiškai. Tai yra registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade, vesti vidaus rinkai tiekiamų pakuočių apskaitą ir teikti pakuočių apskaitos ataskaitas. Ir jeigu ataskaitiniais metais įmonė tiekia rinkai virš pusės tonos, daugiau kaip pusę tonos pakuočių, privaloma teikti deklaraciją VMI. Ir jeigu reikia susimokėti mokestį. Nenoriu gąsdinti ar erzinti, paprastai baudos nepatinka, kai apie jas kalbi, bet vis dėlto manau, kad verslai turi žinoti rizikas. Ir už šitų prievolių nevykdymą mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme numatyta bauda 2 procentai nuo metinės įmonės apyvartos. Ir jeigu tie 2 procentai sudaro mažiau negu 10 000 eurų, tai mažiausia bauda yra 10 000 eurų. Tai tikrai rimti pinigai ir verta apie tai pagalvoti. Ir taip pat yra kitos 3 pareigos, kurias jau įmonė privalo vykdyti ne individualiai, ne savarankiškai, o pasitelkdama gamintojų ir importuotojų organizaciją arba atliekų tvarkytojus, tai yra privalo organizuoti savo tiektų rinkai pakuočių atliekų tvarkymą, šviesti ir informuoti visuomenę apie pakuočių atliekų rūšiavimą ir teisingą tvarkymą ir apmokėti šiuos aukščiau išvardintų punktų kaštus. Ir taip dar įdėjau vieną punktelį, čia bus iš aplinkos įstatymo turbūt. Aplinkos apsaugos įstatymo, kad įstatymo numatytos pareigos organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą, naudojimą atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuotės nevykdymas, užtraukia baudą nuo 6 000 iki 23 000 eurų. Tai kaip matom, rizikos finansinės didelės, verta pasigilinti ir pasiaiškinti, kaip išsispręs šitus reikalus ir įvykdyti savo pareigas. Ir dabar apie kiekvieną iš pareigų trumpai. Tai yra apie registraciją gamintojų ir importuotojų sąvade. Taigi visi ūkinės veiklos vykdytojai, kurie įveža praktiškai nuo gramo pakuotės, nėra kažkokios mažos ribos. Būna, kad įmonės klausia, o tai gal mums nereikia, nes mes ten tik 100 kg įvežam per metus arba užpildom 100 kg. Ar ten 10 kg, nes podeliai lengvi paprastai, plastikas lengvas. Tai tikrai visiems bent gramą tiekiantiem rinkai, tai yra užpildantiem bent vieną podelį ir įsivežantiem bent vieną pakelį kavos, privaloma registracija gamintojų importuotojų sąvade. Ir registracija vykdoma GPAIS, tai yra tokia, nežinau, susidūrė, nesusidūrė, matė, nematė, girdėjo, negirdėjo, yra tokia valstybinė sistema, vieninga gaminių, pakuočių, atliekų informacinė sistema, veikianti nuo 2018 metų. Ir ten yra moduliukas,
gamintojų importuotojų sąvadas, kur privaloma užsiregistruoti. Registruojamasi skiltyje GI registracija, registruoti sąvade ir suvedami įmonės duomenis, suvedama kokią pakuotę tiekia rinkai. Prie GPAISO pirmas prisijungimas būtinai turi būti įmonės vadovo. Įmonės vadovas prisijungia per įmonės prisijungimus, tada jeigu arba pats tvarko GPAISą, veda apskaitą ir registraciją vykdo, arba paskiria darbuotojo, tai yra kažkokia žmogų, kuris bus už tai atsakingas, įveda to darbuotojo vardą, pavardę, asmens kodą ir tada tas žmogus gali jungtis per savo kaip fizinio asmens paskyrą ir tvarkyti GPAISE reikiamas duomenis. Ir už pakuočių tiekimą rinkai neįsiregistravo sąvade, įmonei bauda nuo 700 iki 1400. Kai užsiregistravom GPAIS gamintojų ir importuotojų sąvade, privaloma vesti pakuočių apskaitą. Taip pat pakuočių apskaitą privaloma vesti visiems, nepriklausomai nuo to, kokį kiekį tiekia rinkai pakuočių. Kaip minėjau, nuo 18 metų jau pakuočių apskaitą privaloma vesti. Tikrina, jeigu tikrina šitos dalykus, šitus reikalus, tai tikrina 3 metus atgal. Šiais metais tikrina apskaitą ir registraciją nuo 23 metų, tai yra 3, 4, 5 metus. Kitais metais jau tikrins nuo 4, tai yra 24, 5, 6 bus. Nuo praeitų metų įsigalioja toks kaip ir palengvinimas įmonėm, kad gamintojai ir importuotojai, kurie per praėjusius ataskaitinius metus vidaus rinkai tiekia nedaugiau kaip 5 tonas vienkartinių pripildytų neužstatinių pakuočių, pakuočių apskaitą gali vesti suminę. Ne prekiniais vienetais, atskirom prekiam ar atskirom pakuotėm, o suminę. Ir už pakuočių apskaitos nevykdymą bauda nuo 700 iki 1400 įmoniai, o pagal administracinio nusižengimo kodeksą, dabar truputėlį ten pervadino jį, berods dar neišmokau naujo pavadinimo, vadovo ir be vadovo paskirtam atsakingam asmeniui nuo 230 iki 430 eurų. Ir kaip jau sakiau, įmonės, kurios tiekia rinkai daugiau negu 0,5 tonos pakuočių per metus, privalo pasibaigus metam teikti Valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaracija AFR 0524. Tai yra aplinkos teršimo pakuočių atliekomis deklaracija. Duomenys šioje deklaracijoje privalo sutapti su GPAIS duomenimis ataskaitų. Atsiprašau, GPAIS šiuo metu deklaracija neformuojama, planuoja padaryti, kad tiesiai iš GPAISO būtų formuojama, bet jau žada senokai, jau šiemet labai žada, galbūt padarys, bus paprasčiau. Ir už deklaracijos nepateikimą VMI iki nustatytų terminų bauda vadovui ir vadovo paskirtam atsakingam asmeniui 250-400 eurų, o už klaidingų duomenų pateikimą deklaracijoje vadovo paskirtam asmeniui arba vadovui nuo 450 iki 850 eurų. Ir įdėjau terminus, kad žinotumėt, iki kada ką reikia padaryti. Registracija taip privaloma prieš pradedant tiekti rinkai. Nėra kažkokio termino. Anksčiau buvo, kad pradėjus tiekti rinkai per mėnesį berods. Dabar padaryta, kad pakeista įstatymas, kad prieš pirmą padelio pripildymą, prieš pirmą picos dėžės pripildymą arba prieš pirmą įsivežtos kavos partijos panaudojimą privaloma registruotis. O pakuočių apskaitos ketvirčio suvestinės turi būti suformuotos, patvirtintos per 30 dienų pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui. Daugkartinių pakuočių per 30 kalendorinių dienų, bet čia galbūt šitam sektoriui nėra labai aktualios daugkartinės pakuotės, tai čia jas nesiplėsiu. Pakuočių apskaitos metinė ataskaita turi būti suformuota per 30 dienų, pateikta per 50 dienų. Kalendorinių dienų pasibaigus metam, teikiama aplinkos apsaugos agentūrai. Agentūra mato tas ataskaitas ir tikrina ir peržiūrinėja. FR 0524 deklaracijos pateikimas iki kitų metų vasario 15 dienos ir mokesčio, jeigu toks atsiranda deklaracijoje, nes kartais būna
galima prisitaikyti mokesčio tam tikras lengvatas ir mokestis būna lygus nuliui, bet deklaraciją vis tiek privaloma pateikti, kad ir nulinę. Tai per 60 kalendorinių dienų pasibaigus metams sumokamas mokestis, jeigu toks apsiskaičiuoja deklaracijoje. Čia mato mokesčius valstybinius ir mokesčiai skiriasi perdirbamai ir neperdirbamai pakuotei. Nelabai turėjau laiko gilintis į šitą kriterijų pakuočių, bet pakuotės taip pat skirstomos į perdirbamas ir neperdirbamas. Ir kaip matom, neperdirbamų pakuočių tarifas gerokai didesnis už perdirbamųjų. Ir tarifas, kurį čia matom, dar dauginasi iš mokesčio indeksavimo koeficiento. Užpildžius deklaracijas automatiškai prisitaiko. Paskutariaisiais metais mokesčio indeksavimo koeficientas yra apie 1,5, tai dar prie to mokesčio apie 50% reikia pridėti koeficientui, kad įsivaizduotumėt, kiek už toną reiktų susimokėti valstybei. Ir antroji tema mano pranešimo, tai yra užpildyti vienkartiniai plastikiniai gaminiai, tai yra dar vadinami subgaminiais, single use plastic gaminiai. Yra atskira ES direktyva skirta šiems gaminiams ir šiek tiek yra sąsajų su pakuotėmis, kodėl aš ir norėjau čia jums apie šitą direktyvą pakalbėti. Užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių, tiksliau, vienkartinių plastikinių gaminių direktyva apima daug įvairių kategorijų prekių gaminių, tačiau viena iš dalių to sąrašo yra pakuotės, būtent pakuotės. Todėl tai siejasi su mano pirmąja tema ir norėjau būtinai priminti apie šitos direktyvos reikalavimus. Taigi, vienkartiniai užpildyti gaminiai, kurie taip pat yra ir pakuotės, taigi čia kaip ir funkcija dubliuojasi, yra maisto tara. Tai įskaitant maisto tarą naudojama greitam maistui arba kitam nedėlisant suvartoti skirtam maistui. Iki 3 litrų, toks apibrėžimas, tas 3 litrų keistokas, paprastai mes jį naudojam gėrimam, o čia yra labiau produktam įvairiem. Turbūt dėl įsivaizdavimo, kokio maždaug apimties tai turėtų būti tara. Pakeliai ir vyniojamojo popieriaus pakuotės, kuriuose pateikiamas maistas skirtas nedėlisant suvartoti iš pakelio ar pakuotės be papildomo paruošimo. Tai irgi įvairūs sumuštiniai, turbūt vyniojami plėveles ir kebabai, ir lavašai, ir panašus dalykai. Ir dėžutė pakelis, plėvelė maišelis, suvalgyti paruoštų karštų arba šaltų patiekalų, desertų, padažų, ledais, riešutais, įvairiais saldumynais, džiovintomis ar kitomis uogomis, vaisiais, daržovėmis, paruoštais valgymui šviežiais vaisiais ar uogomis, suplautomis, neplautomis, skustomis, neskustomis, smulkintomis ar nesmulkintomis šviežiomis daržovėmis, kurias įprasta valgyti nevirus, nekepus, su paruoštų šaldytuve laikomų nešaldytų patiekalų, kurį užtenka pasišildyti. Taip pat vienkartiniam plastikiniam gaminiam priskiriami plastikiniai maišeliai, tai yra lengvieji plastikiniai maišeliai, labai lengvi plastikiniai maišeliai. Ir čia daugiau kalbam apie tuos maišelius, labai lengvi tai yra tie, kur dabar nemokamai negalime gauti prekybcentriuose. Tai yra tie plonyčiai, permatomi, o lengviai tai tie tokie su rankenėlėm dažniau būna, prie kasų jie būna. Dangteliai, gėrimų indeliai, skaitant jų kapštelius ir dangtelius, ir gėrimų tara tai nedidesnė kaip 3 litrų talpos gėrimų tara, pavyzdžiui, gėrimų buteliai, skaitant jų kapštelius ir dangtelius. Kombinuotosios gėrimų pakuotės, minėjau tetrapaką, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, išskyrus stiklinę ar metalinę gėrimų tarą su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais. Atsiprašau. Čia kalbam apie, kaip pastebėjot, plastikinius gaminius, todėl stiklinė metalinė gėrimo tara neįeina iš tą kategoriją. Tiesiog kombinuotojai įeina todėl, kad joje yra plastiko.
tetrapakose yra plastiko, nors jie ir žiūrint vizualiai galbūt nepasigilinus netrodo, kad ten yra plastikas, bet realiai ten yra plastiko, todėl jie irgi priklauso šitai kategorijai. Ir dar pabaigsiu dėl vienkartinių plastikinių gaminių. Privaloma teikti jų ataskaitą GPS taip pat mano minėtoje sistemoje metinė. Ten yra atskiras skiltis, kur jeigu tiekėt rinkai šitos gaminius, privalot užpildyti tą lentelę ir pateikti ataskaitą aplinkos saugos agentūrai. Už nepateikimą taip pat gresia tam tikros baudos. Ir nuo praeitų metų, gegužės 1 dienos, jau turbūt girdėjot, bet jeigu negirdėjot, pasakysiu, jeigu girdėjot, priminsiu. Viešojo maitinimo paslaugas teikiantiems asmenims draudžiama neatlygintinai vartotojams dalyti užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius, kai jie pardavimo metu pripildomi maisto produktų ar gėrimų viešojo maitinimo vietose. Reiškia, jūs savo įstaigoje maitinimo negalite nemokamai dalinti tų gaminių, kuriuos mes ką tik žiūrėjom, sąrašą žiūrėjom. Taip pat kitas reikalavimas yra, kad viešojo maitinimo vietose, patalpose ir lauko sąlygomis apie 40 metrų atstumu nuo viešojo maitinimo vietos įrengtose zonose. Kaip alternatyva anksčiau nurodytiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams turi būti pateikiamos daugkartinės pakuotės arba vienkartinės pakuotės, kurių sudėtyje nėra plastiko arba stalo indai. Ir dar vienas reikalavimas nuo praeitų metų gegužės, tai yra viešojo maitinimo paslaugas teikiantis asmenys, suteikdami galimybę pripildyti maisto produktų arba gėrimų vartotojų atsineštą pakuotę, privalo vartotojui pateikti informaciją apie sąlygas, kuriomis leidžiama įsigyti maisto produktų gėrimų jo atsineštoje pakuotėje, kad būtų užtikrinti saugos ir higienos reikalavimai. Jūs, jeigu vartotojas nori, jūs privalote savo produktą pateikti jo atsineštoje pakuotėje, tiesiog turėtumėte informuoti, kad ta pakuotė turi atitikti tam tikrus reikalavimus, kad paskui nebūtų problemų dėl higienos, kadangi tai vis dėlto maisto produktai. Ir viešojo maitinimo paslaugas teikiantiems asmenims draudžiama masiniuose renginiuose ir paplūdimiuose įrengtose viešojo maitinimo vietose vartotojams neatlygintinai dalyti arba parduoti. Čia draudžiama, ten buvo draudžiama tik tai nemokamai dalinti pirmam punkte, pamenat. O čia jau draudžiama ir dalinti ir parduoti maisto tarą, tai yra talpyklas, dėžutės su dangteliais ar be jų, kuriuose laikomas maisto skirtas suvartoti vietoje, gėrimų indėlius, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, kurie tiekiant viešojo maitinimo paslaugą pripildomi maisto produktais arba gėrimais. Draudimas netaikomas pakuotėjai, už kurią įmamas užstatas. Tai gali būti vienkartinė pakuotė, kurią vartotojas grąžina ir jūs ją paskui kaip atlieką sutvarkote, arba gali būti daugkartinė pakuotė, kurią jūs išplaunate ir vėl toliau naudojate. Tai jau kaip minėjau, vienkartinių plastikinių gaminių ataskaitiniais metais vidaus rinkai pateikę įmonės privalo teikti GPS ataskaitą, užpildydami skiltį suminiai duomenys apie užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius. Ir už vienkartinių plastikinių gaminių pateikimo rinkai apskaitos nevykdymą yra bauda nuo 1400 iki 3000 eurų įmoniai. Lengvųjų arba lengvų plastikinių maišelių neatlygintinas dalymas pardavimo vietose nuo 1000 iki 3000 eurų. Tai tiek apie vienkartinius plastikinius subgaminius. Labai trumpai apie naująjį pakuočių ir pakuočių atliekų reglamentą. Šiuo metu dar galioja pakuočių ir pakuočių atliekų direktyva, kuri galioja turbūt apie 30 metų jau Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos komisija nusprendė, kad direktyva savo tikslų, ne visus tikslus pasiekė per tuos metus ir reikia griežtinti reikalavimus. Ir tuo tikslu priimtas naujasis pakuočių ir pakuočių atliekų reglamentas, kuris dar labiau sugriežtins pakuočių reikalavimus. Reglamentas įsigaliojo šių metų rugpjūčio 12 dieną.
tiesiogiai ir vienu metu visose ES valstybėse, tuo pačiu suderindamas pakuočių reikalavimus visose ES šalyse. Iki šiol buvo problemų, kad įmonės nesusišnekėdavo tarpusavyje, ypač kurios turi skirtingus padalinius skirtingose šalyse, skirtingi reikalavimai, skirtingi niuansai. Dabar šitie reikalai suvienodės. Reikalavimų labai daug, dokumentas yra 250 lapų, kur ten galvą gali nusisukti beskaitydamas ir dar daugybė išaiškinimų ir priedų ir taip toliau. Tai aš labai tokias, dar daug neiškumų, dar bus daug visokių paaiškinimų ir papildomų dokumentų. Tiesiog sudėliojau tokius galbūt aktualesnius ir svarbesnius dalykus. Tai bus ribojamos tam tikros pavojingos cheminės medžiagos maisto pakuotėse, įskaitant FAS medžiagas. Jau šiuo metu maisto prekių pakuočių reikalavimai dėl cheminių medžiagų yra gana griežti, bet jie dar griežties, dar mažės, reikės mažinti, bet čia gal labiau galioja pakuočių gamybos sektoriui šitie reikalavimai, tiesiog žinot reikia. Ir jum nuo 30 metų pakuotė, kurios perdirbimo efektyvumas nesieks bent 70% pagal tam tikros perdirbamumo klases, bus draudžiamos, bus leidžiama tiekti rinkai tik tam tikroms perdirbamumo klasėms priskirtas pakuotės. Nuo 30 metų bus privalomi tam tikri pakuočių pakartotinio naudojimo tikslai tam tikriems sektoriams, maitinimo, gėrimų platinimo, logistikos. Šitie reikalavimai dar bus konkretizuojami, dabar tokie labiau bendri. Bus reikalavimai ir tikslai, kiek minimaliai procentų konkrečioje plastikinėje pakuotėje turi būti antrinių žaliavų. Tai yra, jeigu mes turim plastikinę pakuotę, metai iš metų vis didės kiekis procentais, kiek toje plastikinėje pakuotėje turi būti perdirbto plastiko. Ir, kaip jau minėjau, šiuo metu ženklinimas nėra privalomas ES ir Lietuvoje, tačiau įsigaliojus reglamentui per tam tikrą laiką bus privalomi pakuočių ženklinimo reikalavimai susijęs su medžiagų sudėtimi, perdirbtų medžiagų dalimi, rūšiavimu, kurie turi palengvinti vartotojams pakuočių pasirinkimą ir atliekų rūšiavimą. Taigi turėsim nuo galbūt 28 metų plus minus visas pakuotės turėtų suženklintas pagal medžiagas. Ir bus draudžiamos kai kurios vienkartinės pakuotės. Pavyzdžiui, mažos pakuotės skirtos viešbučių higienų priemonėms, tai yra muiliukai, kondicionieriai, šampuniukai, kuriuos mėgdavom rasti viešbučiuose, bus draudžiama. Turės būti iš didelių pakuočių šitie dalykai tiekiami. Taip pat padažų, kavai balinti skirtų produktų, cukraus porcijų pakuotės maitinimo įstaigose mažos bus draudžiamos, irgi kečupai, cukrus ir panašiai. Ir bus draudžiamos vienkartinės plastikinės pakuotės šviežiems vaisiams ir daržovėms iki 1,5 kg. Taip pat tam tikros pakuotės, kurios įprastai šalinamos su biologinėmis atliekomis, pavyzdžiui, arbatos maišeliai, kavos kapsulės, vaisių lipdukai, lengvi plastikiniai maišeliai, jie turės būti pagaminti iš medžiagų, kurios bus tinkamos kompostuoti pramoniniuose renginiuose, tai yra kartu su maisto atliekomis galės būti sukompostuojami. Ir paskutinė mano pranešimo tema, žinau, kad apie atliekas dar bus kalbama, kalbės kiti pranešėjai, tai aš labai trumpai iš savo pusės apie atliekų susidarimo apskaitą. Atliekų tvarkymo įstatyme labai aiškiai parašyta, kad visos įmonėje susidarančios atliekos turi būti išrūšiuojamos ir pagal rašytinės sutartis priduodamos tokių atliekų tvarkytojai. Taip pat atliekų susidarimo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nurodyta, kokiais atvejais įmonės privalo vesti atliekų susidarimo apskaitą. Kriterijų yra daugiau, aš čia parinkau 3 kriterijus, kurie galbūt šitam sektoriui, kuriam renginys skirtas, aktualesni, tai yra, kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingų atliekų arba daugiau nei 12 tonų nepavojingų atliekų, taip pat kurios vykdo maisto gamybos, paruošimo ir maisto prekybos veiklą ir kuriuose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos
viešojo maitinimo maisto atliekų ir vartoti netinkamų maisto produktų atliekų. Tai čia 5 tonos, turbūt jau čia stambesnės įmonės turėtų būti. Ir pakuotės savom reikmėms sunaudojantis gamintojai importuotojai, vykdantis savoms reikmėms sunaudotų pakuočių apskaitą. Ir jeigu įmonė patenka pagal kažkurį kriterijų, sakykime, įmonė patenka pagal tai, kad pas ją susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo atliekų ar vartoti netinkamų maisto produktų atliekų, nepaisant, kad patenka pagal tą kriterijų, jinai privalo vesti visų susidarančių įmonėje atliekų apskaitą. Ta prasme, jeigu patenki pagal vieną kriterijų, nepaisant pagal kurį, reiškia visas susidarančias atliekas reikia fiksuoti atliekų susidarimo apskaitoje. Išskyrus komunalinės atliekas, komunaliniam padaryta išimtis. Ir susidarę atliekų kiekiai fiksuojami metinėme atliekų susidarimo žurnale, GPS, tam pačiam GPS skiltyje atliekų darytojai, perduotos atliekų tvarkytojams atliekos fiksuojamos lydraščiuose, išskyrus komunalinės. Atliekų susidarimo apskaitos metinė ataskaita turi būti suformuota ir pateikta aplinkos apsaugos agentūrai iki kitų metų kovo 1 dienos. Taip pat tvirtinama atliekų susidarimo suvestinė ir bauda už atliekų susidarimo apskaitos netvarkymą arba netinkamą tvarkymą nuo 230 iki 430 eurų. Čia yra vadovo arba vadovo paskirtam asmeniui atsakingam, o įmonėje nuo 700 iki 1400 eurų. Ačiū, tai viskas, ką norėjau pasakyti. Jeigu bus klausimų, vėliau galėsim pabendrauti.